Mes esam Tomo ir Lukas, Playfolio įkūrėjai ir kuriame poroms pasimatymus. Mes esam dar ką tik pasileidęs verslas. Iš esmės dar labai daug dalykų nežinom, labai daug dalykų reikia skaityti, planuoti, žiūrėti. Kadangi dirbam ofisinius darbus, tai reiškia, kad viską, ką mes darom šitame projekte, mes tai darom po darbo valandų ir savaitgaliais. Pastebėjom, kad šiaip social media yra labai svarbus dalykas. Tai atimdavo tikrai žiauriai daug laiko, nes reikia tiek ir vizualiką sugalvoti, tiek ir tekstą parašyti ir kad tai į kažkokią strategiją sukristų. Kažkaip, kadangi ir šiaip naudojamės AI priemonės visokias, kad palengvinti mūsų darbą ir pagreitinti, tai pagalvojom ir Sintroj išbandyti. Pasižiūrėjom, kad Sintroj yra social media managerė. Tai labai padėjo, nes jinai atrodo ne tik, kad ir postus sugeneruoja, bet sudeda į dienas ir pati pasipostina. Atsiradus daugiau laiko, kad nebereikėtų tipinių užduočių dieninių daryti, man labai patinka generuoti idėjas, generuoti temas naujų dėžučių, daryti prototipus, žiūrėti mechanikas, kaip kas suveiktų. Kol tu nepradedi, tu niekad nesužinosi, ar tas kažkoks projektas, idėja, mintis pavyks ar ne. Man atrodo, kad svarbiausia yra tiesiog pradėti ir nebijot. Nepataikyti dažniausiai iš pirmo karto. Ta pirma idėja gal išeis tokia pusiau, antra geresnė, o trečia gal bus ta, kuri ir išpildys tas visas svajones, ką turėjai.